Yra moterų, kurios garsiai neverkia. Jos tiesiog po truputį pradeda dingti iš savęs. Jos dirba, rūpinasi kitais, stengiasi, laikosi. Iš šono atrodo išties stiprios, bet viduje jos jau senai pavargo. Pavargo save mažinti, tylėti, atidėlioti save, gyventi dėl kitų, tik ne dėl savęs. Ir tada vakarais jos ateina į socialinius tinklus, ne todėl, kad nori tiesiog paskaityti ar paskrolinti, o todėl, kad kažkur giliai ieško jausmo, kurios pačios seniai pametė. Jos žiūri, kaip kitos moteris kalba, kuria, auga, leidžia savo tiesiog būti matomomis, gyventi drąsiau ir kažkur viduje tyliai pagalvoja, o jeigu ir aš galėčiau taip gyventi, bet tada atsiranda balsas galvoje, ką pagalvos kiti. Aš nepakankama, pas mane nesigaus, dar nelaikas, kas aš aplamai tokia? Ir metai pradeda eiti. Baisiausia net ne tai, kad moteris bijo, baisiausia, kad ji taip pripranta save stabdyti, kad pradeda tikėti, jog tai yra jos gyvenimas. Bet kartais užtenka vieno žmogaus, vieno sakinio, palaikymo, vieno tiesiog tau pavyks. Kad moteris po truputį pradėtų grįžti į save, nes kai moteris pagaliau pradeda tikėti savimi, nebeslėpti savo balso, leisti savo būti matoma, nebegyventi mažesnio gyvenimo, pasikeičia ne tik jos socialiniai tinklai, po truputį keičiasi ir ji pati, jos savivertė, aplinka, energija, pasirinkimai ir tiesiog jos gyvenimas. Kai šalia atsiranda žmonės, kurie negesina, o primena tau, kas tu iš tiesų esi. Moteris pradeda augti visai kitaip. Tada jis supranta, kad net jos didžiausi trūkumai, baimė, suvaržymai nebuvo gyvenimo pabaiga. Tai buvo tik vieta, kurioje ji per ilgai save laikė. Maža. Ir galbūt pirmą kartą gyvenime ji jau leidžia kurti, bandyti, daryti, norėti daugiau, spindėti. Gyventi taip, kaip visada tyliai svajojo, ne dėl kitų, ne dėl įrodinėjimų, o todėl, kad pagaliau grįžo į save. Ir galbūt didžiausias lūžis moters gyvenime prasideda ne tada, kai ji nustoja bijoti, o tada, kai pavargsta gyventi gyvenimą, kuriame nuolat mažina save.